Labas mergaitės! Šiandien mes su jumis padarysime sakuros žydinčią šakelę. Mums reikės melsvo popieriaus, rožinės spalvos popieriaus, štai tokių gėlyčių kirptuko, klijų, štai tokio įrankio, išspausti gėlyčių žiedlapius, na ir gelsvos spalvos stiklinių karoliukų. Taip pat mums reikės vandeninių dažų pieštukų arba paprasčiausių vandeninių dažų. Štai tokią atvirutę mes galėsime vėliau priklijuoti ant atviruko pagrindo arba priklijuoti prie atvirukų dėžutės. Štai šita šakelė buvo priklijuota prie atvirukų dėžutės ir į ją mes galime įdėti keletą atvirukų. Pradėsime nuo to, kad nusipiešime sakuros šakelę. Tai tiesiog padarysime tokį štai laisvai pasirinktą sakuros šakelės išdėstymą. Mes panaudosime erdvinius dažus skirtus dažyti medžiagai, kad gautume erdvinį šakelės vaizdą. Štai aš pradėsiu spausti dažus nuo šakelės galo. Ir jeigu jie truputėlį bus ne visai lygus, tai gausim labiau natūralią šakelę. Ir štai ją išspaudžiame. Po to, kai padarysime šakelę, mums reikės ją padėti išdžiūti. Tam tikslui tikriausiai reikės kokio 24 valandų palikto paveiksliuko, kad jis pilnai išdžiūtų. Dabar, kada šakelė padaryta, padėsiu ją džiūti, o turiu jau paruošusi padarytą ir išdžiūvusią šakelę. Ir štai prie jos klijuosime gėlytes. Gėlyčių žiedelius padarome iš rožinio popieriaus. Tam reikalui aš panaudoju štai tą gėlyčių žiedelių kirpuką, kuriuo iškirpu šakeliai žiedelius. Maždaug man jų reikės 12-15, priklausomai nuo šakelės dydžio, kaip norite ją padaryti. Štai kada turiu žiedelių. Kaip matote, tie žiedeliai yra plokšti kaip blyneliai, o juos padaryti truputį iškilus aš paėmiau paprasčiausiai kompiuterio pelės padėkliuką ir štai tokį įrankį su bumbulėlių gale. Tai yra specialus įrankis padaryti gėlytėm išspausti, bet galima visiškai neblogai pasinaudoti ir tušinuku, kurio galiukas yra užapvalintas. Kuo jis mažesnio dydžio, tuo geriau išsispaudžia gėlytės. Na, kaip matote, aš galiu išspausti gėlytės su tušinuko galiuku, arba aš galiu išspausti gėlytės štai su tuo bumbulėliu. Tiesa, mano gėlytės yra rožinės, bet labiau suteikti joms didesnį efektą, aš panaudoju vandeninių spalvų pieštukus. Ir štai turiu tokį, kas dažo blakstienas ar vokus, tai yra su poralono galiuku štai toks pagalėlis. Aš jį tiesiog panaudoju truputėlį suteikti savo gėlytėm papildomos spalvos. Gal nelabai matosi, aš truputėlį gal uždėsiu, prilaikysiu su savo žnyplėmis, kad geriau nusidažytų. Galite panaudoti taip pat paprasčiausius vandeninius dažus
ir pasigaminti tokių gėlyčių visokių spalvų, priklausomai nuo to, koks yra jūsų užmanymas. Na, sakuros žiedeliai truputėlį balsvi su rožinė spalva, tai aš panaudoju rožinį popierių. Jeigu jūs darysit kitokias gėlytes, galėsit panaudoti ir melsvą, ir gelsvą popierių, arba baltą su gelsvais, žalsvais, melsvais pakraštėliais. Čia jau jūsų pasirinkimo reikalas. Ir štai dabar tokios gėlytės jau padarytos, jos išdžiuvo ir dabar aš jas prie jų klijuosiu viduriukus. Tam tikslui aš paėmiau štai gėlytę, žiedelį ir į ją įlašinsiu klijų. Įlašinu klijų į gėlytės viduriuką. Mano klijai uždžiūvo. Ir įdedu keletą stiklinių karoliukų. Vėlgi, karoliukų skaičius priklauso nuo jūsų norų ir fantazijos. Štai taip atrodo viena gėlytė. Karoliukai išdžius, klijai sustings, turėsime nemažai karoliukų ir dabar jau juos klijuosime prie šakutės. Tam aš naudoju erdvinius klijų lipdukus. Kaip matote, tokie lipdukai. Jie truputį pakelia žiedelį virš šakelės. Ir priklijuoju tų gėlyčių prie šakelės. Na, tokie lipdukai turi gražų efektą. Na ir pabaigiam klijuoti, kol priklijuojame visą šakelę. Štai dabar priklijavome šakelę žiedeliais ir gavome štai tokį atviruką. Jis gražiai atrodys ant jūsų atvirukų dėžutės, kaip sakiau, arba tiesiog priklijuotas prie pagrindo. Na, tik tai tiek, kad dovanojant tokį atviruką mes turėtume jį įdėti į kažkokią didesnę dėžutę. Kitaip mūsų tos gėlytės paprastame voke jos per daug susispaus. Tai tiek šiandienai. Ate!